Mes, kaip kalbėjom, labai norisi požiūrį į Turkiją, Turkijos rezultatus ir iš kitos pusės vakarų Europos turkų, reiškia, įtaką į referendumo rezultatus ir galbūt plačiau Osmanų imperijai ir panašiai. Tai ačiū. Ne tai, kad taip jau būtinai viskas yra persipinę, bet iš ties tų sąsajų yra labai daug ir ar gali vadinti tai Sirija, ar gali vadinti kurdų klausimu, bet galiausiai ar per kitus asmenis vis tiek vienai par kitaip ta įtaka gali pasijusti. Gerą dieną, dėkui, kad pakvietėt. Aš kaip visą laiką sakau, ypač kai filmuojama, kad visa, ką aš pasakysiu, yra tik mano nuomonė, o ne oficiali, bet ta prasme, ne tai, kad oficiali institucijos ar universiteto, bet aš nelabai tikiu tiesos dogma ir kad tai, ką aš žinau, ir yra ta tiesa, galbūt aš ir ne viską žinau, arba dažniausiai iš ties labai nedaug žinau, bet aš dažnai turiu poziciją ir nuomonę, aš įsivaizduoju, turbūt todėl aš gal ir esu kai kada kviečiamas, ir čia esu ne todėl, kad žinau tiesą, bet kad turiu tam tikrą poziciją, galbūt moku ją šiek tiek argumentuodamas ginti, ir kalbant apie Turkiją, aš irgi jausčiau, kad truputėlį kitaip matau negu absoliuti dauguma žmonių, kurie, na, arba yra politikoje, didžiojo politikoje, didžiųjų valstybių politikai, arba kad ir žurnalistai, na, kitaip tariant, tas viešasis diskursas, kuris kalba apie procesus Turkijoje, na, sakykime, per susirūpinimo prizmę. Tai yra, kitaip tariant, ką mes dabar matome per pastaruosius, na, bent jau 5 metų, yra tie pradžioje tokie neskambus varpeliai susirūpinimo, o kur čia ta Turkija suka. O dabar mes matom su šito referendumu paskutiniu, na, iš ties atrodytų, kad tai yra labai skambus rūpesčio varpai. Aš sakyčiau, kad viskas, aišku, yra labai kontekstualu arba nuo pozicijos priklauso ir tas rūpestis ar nerūpestis, bet pats procesas, na, jisai, taip sakant, yra objektyviai vykstantis, kuris nuo požiūrio jį neturėtų kaip nors priklausyti. Tai apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie perspektyvą, kuri mano galva, žiūrint iš vidaus, iš Turkijos, nors viena vertus reikia sutikti, kad skaldo visuomenę, bet pagaliau suteikia galimybę tai visuomenės daliai, kuri gyveno traumoje po Otomanų imperijos žlugimo, na, atsitiesti. Aš matyčiau tos procesus pastarųjų 15 metų, kai jau AKP vis yra valdžioje, vis perrenkama gana sėkmingai. Ir tas referendumas, nors žinoma, mes negalime kalbėti, kad daugiau kaip pusė gyventojų, na, tik truputį daugiau nei pusė išbalsavusiųjų, kas nėra, aišku, tiek daug, bet kuriuo atveju, kad mes kalbame apie tą grupę žmonių, kurie kentėjo dėl to, kas įvyko po Pirmojo pasaulinio karo. Ne tiek gal dėl prancūzų ar britų, sakysime, veiksmų, tos trumpalaikės okupacijos, bet dėl pačių vidaus politikų, pirmiausia, Mustafa Kemalio. Tai aš matyčiau, kad šis referendumas tam tikrą prasme yra simbolinis judesys, na taip negražiai nuskambės turbūt, ypač kai filmuojama, kad tai yra Mustafa Kemalio ideologijos nužudymas. Ar tai yra gerai ir blogai, čia galime visai vertinti. Bet aš matyčiau labai taip subjektyviai žiūrėdamas, kas vyko Turkijoje nuo pat 3-ojo dešimtmečio, kai buvo paskelbta Turkijos Respublika, Mustafa Kemalis kaip jos vadovas, su savo kemalistinė ideologija, tai ta kemalistinė ideologija, aišku, jinai transformavosi, įvairios tos politinės jėgos, neokemalistai galiausiai atsirado, bet ta dalis žmonių, kurie buvo, ir dabar netaip svarbu, kaip mes juos pavadinsim, ar tradicionalistais, ar galbūt kažkaip siesime ir su religiniu pradu, būna, tarkime, musulmonų revaivalistai, kas atrodytų vienas kitam turėtų prieštarauti, bet kuriuo atveju tai yra ta visuomenės dalis, kuri nebuvo patenkinta pasiūlyta ideologija, pasiūlyta nacijos ir valstybės koncepcija, ir net tuo prievartos aparatu, kuris buvo žmonės įrėminęs matyti ir mąstyti tik per tą oficialią kemalistinę prizmę. Ir, na, sakysim, mes visi turbūt tikrai, aš jaučiuosi jauniausias, bet prisimename Tarybų sąjungą, na, prisimename, sakysime, koks santykis buvo su religija ir bažnyčia, kai Tarybų sąjunga mėgino net primesti kunigams, ką sakyti pamoksluose. Tai vis tik mano patirtis, bent jau ta vėlyvoji Tarybų sąjunga buvo daug švelnesnė, sakysime, religijos atžvilgių negu Turkijoje islamo atžvilgių. Juk iki visai nesenai Turkijoje imamams pamokslus parašydavo, na, ne visai gal tekstą, bet gairės parašydavo religijos reikalų departamentas. Tai yra, kitaip tariant, tu ateini penktadienį į pamokslą, tu žinai, ką sakysi, nieko nereik vargti, nes tu gausi faksą, kuriame bus pasakyta, pašlovink tą, pasakyk aną ir taip toliau. Tai va ta forma, kuri iki šiol atrodo tebėra, na bent jau formaliai Turkijoje laicizmas,
ko nereikėtų painioti su sekuliaria sistema, kad galiu kaip noriu tikėti, Turkijoje nebuvo leidžiama kaip nori tikėti. Turkai, kurie norėjo kaip nori tikėti, didžioji jų dalis yra Šiaurės Kipre, kur, tarkime, mistinis islamas, kuris buvo uždraustas, kuris buvo labai paplitęs apskritai Turkijoje ir turkų ar otomanų valdose, sakysime, Balkanuose, jis buvo uždraustas. Pavyzdžiui, Bektaši brolyje turėjo persikelti į Albaniją tarpukariu ir taip toliau. Tai daugybė žmonių labai nukentėjo ir mėgino atsitiesti per įvairių judėjimų, nevyriausybinių, o ir politinių partijų kūrimą. Ir vis tos partijos būdavo skalpuojamas. Ar mes prisiminsime Nešmetin Arbakaną, ar dar kitas, žodžiu, kaip partijas politinės, tie perversmai, kuriuos mes žinome, ar prisiminsime įvairius judėjimus, tą patį Hizmet judėjimą Fethullah Güleno, jie visi buvo spaudžiami, todėl, kad pati, sakysim, konstitucinė sąranga yra tokia, kad religiją reikia kaip įmanoma artimiau kontroliuoti, na, tokia, sakykim, pamatinė nuostata, tada atitinkamai tas asmenybinis kultas Mustafa Kemalio ir įrankis, kuris atrodė yra niekaip nepaveikiamas, tai yra kariuomenė, kuriai konstituciškai buvo suteiktos garantijos, arba net buvo įpareigota užtikrinti, kad kemalizmo ideologija nebūtų kaip nors keičiama. Labai primena man išties Irano situaciją. Mes dažnai sakome, Iranas, blogis, ten blogiečiai. Bet jeigu taip reikėtų lyginti ir jeigu man reikėtų kokiam studentui pasiūlyti temą, aš sakyčiau, kad Irano sąranga ir Turkijos jos lyginti, nors iki AKP, sakykime. Ką padaro AKP, atėjusi į valdžią, ji, pasinaudoja, aš sakyčiau, Europos Sąjungai, jis sužaidžia tokį žaidimą, kur Europos Sąjunga, mes matėme, ilgą laiką jau spaudė. Turkija, keiskit savo tvarką, darykit taip, kad kariuomenė nebūtų aukščiau civilinės valdžios. AKP, nurodydama į Europos Sąjungą, turėdama daugumą parlamente ir vyriausybėje, tą padarė. Mes dabar matome, kad Turkijai kariuomenė, taip jau nemoksliškai šnekant, pastatyta į savo vietą. Su daugybė generolų areštuotų dėl vieno tarimo, kito irgi galbūt tarimo perversmo rengimo ir taip toliau. Kariuomenė ji yra labai stambi, NATO, sakykim, kontekste labai svarbi, bet ji nebėra politinis žaidėjas. Eliminavus kariuomenę, kuri buvo kemalizmo advokatė ir gynėja, AKP buvo įgalinta imtis kitų priemonių, pertvarkų, kurios atspindėjo, aišku, elektoratą, mes matėm, tas elektoratas gana platus, kuris pasirodo yra labai konservatyvus. Ir kalbant apie tą tradicinį, sakysim, elektoratą, kaimo žmonės, kurie, galbūt jų išsilavinimas neleidžia turėti kokių nors tokių labai išmanių lūkesčių, tai yra viena, bet kita vertus mes matome, kad ir miestuose tas konservatyvumas labai augo per pastaruosius, turbūt 20 metų. Tie, kurie keliavę Turkijoje prieš 20 metų, sakysim, moterų su hidžabais viešumoje minimaliai. Kodėl? Pirmiausia, todėl, kad neleido, aišku, bet antra, ir apskritai nebuvo tokio didelio poreikio. Dabar moterų su hidžabais, nors oficialiai dar nėra leista, yra daugybė. Ir ne todėl, kad jos yra verčiamos savo tėvų ar vyrų, o dėl to, kad tai yra jų tapatybės išraiška. Tai ką mes matome, tas konservatyvėjimas visuomenės, išsilavinusios dalies, tradicinė ta dalis, kuri šiaip jau konservatyvi, sakysim, kaimo vietovėse, galbūt tos dalis visuomenės turi šiek tiek skirtingus lūkesčius, kaip jos norėtų matyti tą savo valstybę ir visuomenę, jų raidą, bet jos bent jau atrodo sutampa savo atmetime tos kemalistinės ideologijos, kuri, kaip sakau, tų trečiojo dešimtmečio, nebūtinai taip visai nuosekliai, bet vis dėlto buvo diegiama ir dominavo. Tai referendumą aš matyčiau šitoje šviesoje. Žmonės dar sykį simboliškai atmetė kemalizmą, įgalindami prezidentą imtis veiksmų, reformų, kurios, ateityje turėtų apskritai palaidoti kemalistinę ideologiją, ją visiškai, kažkokį istorijos stalčių atidėti kaip periodą, kuris buvo Turkijos istorijoje ir, kaip ir buvo paties pasakyta, galbūt atsigręžti į tą otomaninį paveldą. Ne ta prasme imperinė, kad o dabar eisim ir vėl toj pat pulsim vieną ar užimsime Budapeštą. Ne, galbūt ne tokia visiškai primityvia fizinė prasme, bet savo tapatybės paieškose, kur atrodytų Turkija taip nesėkmingai bandė būti europietiška. Nes jeigu žiūrėsime tas reformas Mustafa Kemalio, jos iš tikrųjų atrodo labai patetiškai ir primityviai. Mustafa Kemalis, įsivaizduoja, kad ateina į valdžią ir sako, kodėl mums turkams nesiseka? Palaukit, bet mes arabiškus rašmenis naudojam. Kaip tu arabiškai ką nors normaliai gali padaryti? Keičiam į europinius. Atrodo dabar juokinga.
Aš suprantu, kai Lietuvoje carizmo laikais buvo primesta, bet tai buvo tokia, na, sakysim, jau imperinė politika. O čia Turkijos valdžia, ji, na, berods 27 metais išsižada arabiškų rašmenų, kaip atseit, na, čia tie, kur yra mūsų praeitis, ten ta islamiška vidurio rytų, mes dabar būsime europiečiai. Lygiai taip pat, ar turkas gali normaliai mąstyti, jeigu jisai nešioja neteisingą kepurę, na, fezą ar panašiai. Arba yra su barzda. Ir taip toliau atrodytų, tai yra taip primityvu dabar žvelgiant. Nors turime mes irgi čia politikų, kurie mano, kad per drabužį galima kažkokią politiką daryti. Bet Mustafa Kemalio reformos jos mėgino bent išoriškai pritemti turkus prie Europos. Pradžioje išoriškai, tada vėliau galbūt jau per kažkurią kartą, kad jie jau ir mąstytų tai. Ir mes matome, kad tos reformos pasiteisino tik tais iš dalies, na, dalis visuomenės nebijotinai yra visiškai sekuliari, westernizuota ir taip toliau. Čia kaip visiškai tokį šalutinį pokštą galima papasakoti, kad homoseksualų žmonės Irane vyksta savaitgaliais masiškai į Turkiją, nes, kaip suprantam, Irane vis dėlto jie ten nei labai viešai, nei apskritai linksmintis galėtų Turkijoje, na, kaip bebūtų dar alkoholis nėra uždraustas. Nors jau čia mes vejamės, ne, šitą prasme, vieni kitus, bet pats faktas, kad tiesiog, na, šia prasme iraniečiai vyksta į Turkiją, todėl, kad ten yra pakankamai didelė subkultūra, tokių žinoma ir nereligingų žmonių, sakysim, tų seksualinių orientacijų, tai yra to. Tai kemalizmas, na, galbūt tokia keista čia forma, sakysim, ar jau tokia atmaina, bet yra pasiekęs turkų visuomenė. Bet tikrai tai nėra dauguma. Tai yra akivaizdu. Ir šia prasme ta atmetimo reakcija, kuri prasidėjo su AKP atėjimu į valdžią, mes žinome buvusio užsienio reikalų ministro tuo metu, paskui ministro pirmininko Davutoglu, ta, na, tokia ideologinė platforma, galima ją turbūt kai kas ir vadina, neo-otomanizmu ar to tokiu dvasiniu otomanizmu, kai Turkija atsigrėžia ir į savo šaknis, ir kartu į turkakalbių visuomenių ir valstybių šaknis, ir į savo, sakysime, paveldą. Pavyzdžiui, ta žymioji turkų vystymo agentūra TIKA. Mes čia Lietuvoje, aš nemačiau dar jokios lentelės, bet Varšuvoje, pavyzdžiui, musulmonų kapinių sutvarkymui TIKA būtent skyrė lėšas, na, tokia nedidelė, sakykime, pastatė koplytėlę, ne mečetę, ir aš galvoju, palaukit, turkų kaip bendru turi? Jie ne čia buvo, koks čia jų paveldas yra. Bet jie net tiek toli, kad iki Varšuvos musulmonų kapinių, kurios buvo įsteigtos cariniais laikais, na, tiesiog kariams, kariškiams, karininkams, kurie toje teritorijoje gyveno. Ne, čia tiesiog mirdavo. Jūs žinot, turbūt, kad su musulmonais yra mirė, reik laidoti, nieks čia neveš kažkur labai toli, nors šiais laikais labai populiaru iš Europos daug veža į Aziją ir taip toliau, bet šiaip nuostata yra pamatinė islamo teisės, kad mirusi žmogų reikia palaidoti iki saulės laidos, nebent jau nėra tiek laiko, kad tu galėtum numazgoti, nes vis dėlto užtrunka, yra tam tikras paruošimo procesas. Jeigu tą galima padaryti, jį reikia palaidoti. Ir tenais tos kapinės yra. Tai, bet su Turkija kaip tokia, jos, na, menkai susijusios. Tai va šia prasme, kad ta TIKA, kad jinai vėl tą otomanų paveldą, ypač Balkanuose, prikelia. Ir yra daugybė atvejų, kai, sakysime, kažkur Belgrade yra kokia irgi mauzolėjukas, kuris, na, apleistas, niekas jo niekada, na, ne tai, kad nematė, bet nesirūpino, ir ateina TIKA ir tai tampa didžiuliu piligrimų centru, turkų turistai ir pamaldus ypač turistai važiuoja prie tam tikro šventojo, to tokio irgi mistinio islamo atstovo, sakysim, kapo ir taip toliau. Tai va, šia prasme, kad procesas matosi išties, kad yra gręžiamas, na, jei nežinau, turbūt negalima sakyti 180 laipsnių, bet jis yra gręžiamas iš ties labai tolyn nuo tos tapatybės, kurią Mustafa Kemalis savo asmeniu, bet kartu ir elitas tuo metu Turkijos bandė primesti Turkijos visuomeniai, ir Europos Sąjunga, kuri, na, dėl savo interesų, žinoma, pastaruosius, sakykime, kiek čia 30 metų ar panašiai, kad Turkija iš ties bando tapti nare, Europos bendrijos dabar Europos Sąjungos, tą tapatybę tokią išorinę, kurią, na, gal ne visai, kad padiktuoja, bet jau, pasakysim, per tos dėrybinius punktus, žmogaus teisų sampratą ir taip toliau, irgi bando įdiegti. Ir tai dabar, kas įvyko, referendumo atvejs yra išties mano subjektyvių matymų, reakcija, atmetimas ir nusigręžimas nuo tų, pirmiausia, kemalistinių idealų, kurie gali reikšti ir westernizuojančių, europeizuojančių idealų, ir mes jau dabar tos ženklus, kad, na, ir Turkijos aukščiausias elitas sako, na, tiek to. Ir nereikia mums tos Europos Sąjungos, tą mes iš ties labai matome.
Viena detalė, kuri gali, na, iš ties kelti klausimą, o kaip ten yra su tuo Hizmet judėjimu ir su Fethullah Güleno asmeniu. Ir atsakymas yra toks, tai yra, na, kai tos pačios ideologijos žmonės su dideliom ambicijom ir charizmom, na, tiesiog nebeišsitenka toje erdvėje. Aš nematyčiau Fethullah Güleno ir, sakysime, Erdoano kaip ideologinių priešų. Ideologiškai jie yra sėbrai. Bet jie, na, tapo asmeniniais priešais dėl to, kad, na, tiesiog ta erdvė, kokia jie yra, nesvarbu, 80 milijonų, sakysime, gyventojų Turkija, bet jie nepasidalino erdvę. Tai čia tiesiog tas išsiskyrimas ir jei, aš negaliu pasakyti, ar Fethullah Güleno organizacija kaip nors iš ties yra susijusi su tuo nepavykusiu perversmu, čia labai būtų sunku dabar man ką nors taip vienreikšmiškai pasakyti, bet jei yra ar jei nėra, tai ne todėl, kad Fethullah Gülenas turi kitokią projekciją ar kitokią viziją Turkijos valstybė. Kitaip tariant, jei būtų pavykęs tas perversmas ir jeigu būtų pasirodę, kad vis dėlto iš ties tą perversmą organizavo Fethullah Güleno, vargu bau ar mes matytume kitus procesus. Na, nebūtų demokratiniai rinkimai, čia sunku pasakyti, bet tai, ką Gülenas su savo Hizmet siūlo, tai irgi yra vėlgi švelni, bet revaivalizmo, islamo revaivalizmo forma, ganėtinai konservatyvi ir, na, jisai tik tais, kadangi šiek tiek yra labiau susijęs su mistiniu islamu, sakykime, poetinė pusybės supratimu, tai gal čia jie detalėse ir skiriasi, turiu galvoje dabartinis prezidentas Erdoanas ir Fethullah Gülenas, bet tai tikrai nėra ideologiniai priešai. Ideologiniai priešai yra respublikonai, kurie yra labai aršus opozicijoje, beveik permanentinėje dabar mes matome opozicijoje, kaip tik rinkimai, taip jie vis lieka opozicijoje. Tie, kurie, dar tas sekuliariasias, naujasias, na, tokios jos naujos, 100 metų, bet sakysim, tas europinės vertybės, jie priima kaip būtinybę ir va čia jau yra visuomenės pragaištis, kuri iš ties yra taip fundamentaliai suskaldyta, kaip sakysim, na, aš bijočiau čia palyginimus kokius nors garsius daryti su Lietuva, bet Lietuvoje tie pasiskirstimai, mes galim irgi kalbėti, kad visuomenė ganėtinai susiskaldžiusi, bet tikrai, na, nėra taip ryškiai, šia prasme, pro, na, tarkim, religiniai ir tradiciniai ir anti. Tikrai nieko panašaus, kas yra Turkijoje. Tai va, čia turbūt būtų mano toks matymas to, kur aš įdėčiau tą referendumą, ne patį referendumą, sakykime, rezultatus, kuriuos aš matau kaip tam tikrą prasme, na, kad ta bent jau dalis Turkijos visuomenės iš ties ne tik, kad pasitiki ir įgalina prezidentą, aišku, natūralu visą partiją veikti jų vardu tam tikrą kryptimi, bet net ir iš ties aš matyčiau, kuria kryptimi ir Turkijos nutolimas nuo ES, jeigu AKP lieka valdžioje, na, yra tiesiog jau duotybė, aš sakyčiau. Jeigu mes žiūrėsime per prizmę Europoje gyvenančių turkų ir, na, tas susipriešinimas ar toks keistas susidūrimas, Europoje senai jau buvo pastebėta, kad didžioji dalis į Europą atvykstančių turkų yra priešiškai tuometinėms vyriausybėms ir ideologijai nusiteikusių. Tai yra įvairūs disidentai, tiek kaip organizacijos, sakysime, tiek asmenys, kurie, taip jie gal buvo irgi paprasti darbininkai ir galime juos matyti kaip ekonominius kažkokius migrantus, bet ideologinė prasme tai dažnai, nesakau dažniausiai, bet dažnai buvo žmonės, kurie buvo priešiškai nusiteikę kemalizmui ir tai, reiškia, ideologijai oficialiai. Taip, kad kol valdžioje buvo, na, pavadinkim, tie sekuliarūs, tai tos grupės, jos iš ties buvo, na, pačios savo, jeigu taip galima pasakyti. Atėjus AKP prasidėjo per religijos reikalų departamentą, kuris beje Lietuvoje irgi turi 2 imamus, prasidėjo indoktrinacija ir traukimas tų žmonių į, na, sistemą. Tai yra, kitaip tariant, kad kas įvyko, kad žmonės, turkai, kurdavo savo mečetes, kurios nebuvo pavaldžios tai oficialiai struktūrai. Bet dabar, kai oficialią tą struktūrą, religijos reikalų departamentą kontroliuoja proreligišką, sakysiu, partiją, tai vis daugiau žmonių atsigrėžia ir tas bendravimas tarp mečečių ir ambasadų, Turkijos ambasadų, aišku, konkrečiose Europos šalyse, jisai išaugo, na, ten keliasdešimteriopai. Jeigu mes imtume fotografiją 80 metai, kiek yra turkų bažnyčių, mečečių Vokietijoje, didelė dalis jų nieko bendro nenorėtų turėti su ambasada, visiškai šalinasi, jų ideologija yra visiškai priešinga. Dabar, ką padaro valstybė, įtraukia daugybę ten gyvenančių turkų, todėl kad turkai patikė AKP valdžia,
turkai, turiu galvoje, gyvenantis Europoje, diasporoje, patiki, kad ta valdžia yra, ne priešiška jiems ideologiškai, o kaip tik draugiška. Ir per religijos reikalų departamentą, per šitą mano minėtą tiką, nors jinai labiau tas paveldas, sakykime, paveldų rūpinasi, mesti buvo kolosalūs pinigai. Ar nuoširdžiai, tiesiog norint pagelbėti toms bendruomenėms Europoje, ar labai su dideliu skaičiavimu, kad jas kaip nors įtraukti, mobilizuoti, kad paskui iš jų galima būtų irgi išsiurbti balsus, čia aš taip irgi negaliu atsakyti, manyčiau, kad gal pirmasis variantas man labiau atrodytų tikėtinas, bet faktas yra tai, kad, kaip ten, kirvis rado kotą, vienreikšmiškai, tai yra kitaip tariant ir negalėjo kitaip būti. Nes kad Europoje gyvenantis turkai balsuotų už kemalistinę ideologiją atstovaujančias partijas, dalis taip, bet kad tai būtų dauguma, tiesiog nesusivestų, nes tai yra tie, kurie išvyko ir pirmiausia todėl, kad jie neapsikentė. Čia kažkaip buvo staigmena visam europiečiams, tokie nebalsavo. Nebuvo, vis dėlto, galbūt, sakykime, akademinėse struktūrose tikrai niekas čia, atradimo mums nebuvo. Bet čia yra kitas dalykas, kurį, aš sakyčiau, reikėtų atkreipti dėmesį. Man atrodo, kad yra kelios realybės. Yra ta politinė realybė ir akademinė realybė. Ir galbūt nekalbant jau dabar konkrečiai apie Turkiją, bet apie Iraką 2003-2002 metai, kai buvo ruošiamasi, kas buvo kalbama politiniam lygmenį. Aš nekalbu apie Jungtinės valstijas, Jungtinę karalystę, bet ir čia Lietuvoje. Ir ką mano kolegos mokslininkai, kurie tikrai darė tyrimus yra tenais, atrodė, kad mes čia ne apie tą pačią šalį kalbam. Ir pasirodė, kad tie mokslininkai visgi buvo teisesni, bet kažkodėl nebuvo poreikio klausyti ar įsiklausyti į tai, ką jie sakė. Bent, sakykim, tuo atveju aš manyčiau, kad taip tikrai. Tai va čia gal irgi šiuo atveju ir tas toks nustebimas, jis ateina iš to, kad tiesiog žmonės nepasidomėjo, galbūt gilėliau, gal tie tyrimai tokie dažnai būna sausi, su kažkokiam lentelėm, ten reikia išsiaiškinti, bet iš ties man asmeniškai tai yra absoliučiai savaime suprantama, kad didelė dalis, vėl neabsoliutiname, mes sakom, kad visiškai visi turkai Europoje būtinai turi remti prezidentą, jo ideologiją, partiją. Ne, tikrai ne, bet didelė dalis net neabejotinai. Klausimas tai, bet juk jie gyvena Europoje, liberalioje ir atrodytų tas vertybės būtent atstovaujančiai, kurias ir Turkijos, bent jau tos partijos norėtų įdiegti. Kaip čia taip yra? Aš sakyčiau vis dėlto, kad ideologiškai ta dalis turkų, jie džiaugiasi tomis laisvėmis ir galimybę praktikuoti islamą taip, kaip jie nori, nes Europa tą leidžia, bet tikrai ne visomis tomis vertybėmis, kurios, galbūt aš taip susprausiu jas į žmogaus teisų, sakykime, rėmuose, ką žmogus gali daryti. Didelė dalis jų yra labai konservatyvus, kai kalba eina, sakysim, apie šeimos vertybės, apie santykius tarp lyčių ir taip toliau, daugybė dalykų. Ir vis dėlto yra jau tyrimų daugybė parodančių, kad pakankamai daug turkų Europoje praktikuoja religinę teisę. Kitaip tariant, Turkijoje tai yra neįmanomas dalykas. Turkijoje yra visiškai civilinė teisė, bet kai kurios Europos valstybės įsileidžia šiek tiek religinės teisės. Sakysim, Lietuvoje mes turime gana daug religinės islamo teisės, nes sunitinis islamas yra pripažįstamas kaip tradicinė religija. Tai tuos rėmus irgi šiek tiek dar praplečiant, daug žmonių iš ties praktikuoja tas formas, kurių negalėtų praktikuoti Turkijų, nes tiesiog yra draudžiama. Tai va šia prasme, kad jie džiaugiasi, kad yra tokia Europa, kurioje galima laisvai praktikuoti, bet ar jie džiaugiasi tomis Europos vertybėmis deklaruojamomis ir galbūt net gyvenamomis, atsakymas yra ta dalis tikrai ne. Tai yra, kitaip tariant, tam tikras prasilenkimas yra ir jų buvimas čia toks, gal galima sakyti, yra pragmatiškas ar utilitaristinis netgi. Tai va, čia aš siurprizo neįžiūrėčiau, sakyčiau, kad yra labai simptomatiška ir visiškai akivaizdu, kodėl tada atitinkamai ir ministrai, ir pats prezidentas taip norėjo susitikti, nes jis žinojo, kad čia yra jo elektoratas ir tiesiog gražu yra pagerbti žmonės, kurie tuoj turėtų už tave balsuoti. Ir gavosi truputį kitaip, nes mes suprantam, kad Europoje vėlgi ta politinė kultūra yra kiek kitokia ir natūralu, ir mes aišku turim suprasti ir Nyderlandus, ir Vokietiją, kodėl buvo nutarta vis dėlto švelniai atstumti tos turkų politikus. Tai čia tikrai nesiimu niekaip kritikuoti tų valstybių ir suprantu, kodėl jos taip galėjo elgtis, bet suprantu ir Turkijos pusės, turkų, sakysim, tų politikų lūkesčius. Jeigu bandysim žiūrėti šiek tiek platėliau, kaip jūs ir sakėte, kad Turkija, jeigu būtų sala, kažkur kaip kokia Zelandija, kaip jiems ten einasi, taip einasi, kaip bala nematė. Aš sakyčiau, yra vienas veikėjas ar vienas dėmuo, kuris labai neramina ir Erdoganą asmeniškai, AKP kaip valdančią partiją, tai yra, kad jie truputį
prasiskaičiavo, tikėtina, kad prasiskaičiavo kurdų klausimą. Nes kurdų klausimas irgi buvo sprendžiamas panašiai kaip kariuomenės. Kadangi ES nuolat spaudė Turkiją, tą kemalistinę, laicistinę Turkiją, pripažinti kurdų etnosą Turkijos teritorijoje, oficiali, turbūt žinote, oficialiai politika visuomet buvo. Nėra kurdų, nėra tokių žmonių. Yra kalnų turkai ir kadangi jie yra, tokie nemokšos, tai jų ta kalba tokia labai yra, kitokia. Bet mes juos to išmokinsim turkų kalbą ir jie kalbės normaliai. Žinom, kad kurdai yra iranėnai ir jų kalba iš ties labai artima yra persų kalbai savo struktūra, o kita vertus indoeuropiečių tai yra mūsų. Vis dėlto tiurkų kalbos visiškai kitokios. Tai kurdų ir turkų kalbos nieko bendro neturi, bet dabar netaip svarbu. Pats faktas, kad ką ES, taip gal irgi negražiai sakant, išsizizė, kad buvo suteiktos tam tikros pilietinės teisės ir laisvės kurdams. Pirmiausia, galėjai kalbėti viešai kurdiškai, atsirado kurdiškas radijas ir taip toliau. Ir čia matyt buvo tikimas iš AKP ankstyvoje jos, reiškia, karjeroje valdžioje, kad jis sugebės patraukti kurdus į savo pusę, nes tiek daug laisvių ir teisių suteikė. Kad dabar kurdai, kaip ir bus iš dalies dėkingi ir tada palaikys AKP daugelį tų dalykų, kuriuose galbūt AKP reikia kažkokios paramos ar parlamente ar kažkur kitur, ar šiaip pilietijos, nes pačioj pradžioj nebuvo aišku, kad AKP gali išsilaikyti tiek ilgai valdžioj. Tai čia galbūt galima matyti kaip tam tikrą prasiskaičiavimą, nes vietoj to, kad kurdai taptų kokiu tai būdu dėkingi ir lojalūs Turkijai kaip valstybei ir turkų nacijai, jie vis dėlto paprasčiausiai kitomis priemonėmis, sakykime dabar jau legitimiomis, per partiją, pavyzdžiui, pradėjo reikalauti dar didesnės autonomijos negu kada galima buvo įsivaizduoti ir, ta partija kol kas, ne kol kas, pasakykime, jinai nešnekėjo apie nepriklausomybę Kurdistano, aš nekalbu apie kurdų darbininkų partiją, ten visai kas kita, čia ta marksistinė klasikinė partija, bet ta nauja prokurdiška partija, kuriai buvo leista dalyvauti rinkimuose, ateiti į parlamentą, tai vis dėlto jie atrodo tą kultūrinę autonomiją iš ties, norėjo išplėsti tiek, kiek AKP negalėjo sau leisti, nes suprato, kad tai bus sąskaita jau turkakalbių, turkų etnoso atžvilgių ir čia matyti ir tada iškilo ta problema, kur reikėjo kažkaip ryžtingai spręsti. Ja? Ir AKP ryžosi, kaip mes matėme anksčiau, dar čia galim sakyti, tik arabų pavasaris buvo beprasidedas, pradėjo areštuoti net ir parlamentarus ir šiaip, sakysim, merus kai kurių kurdiškų miestų ir tam tikras vėlgi politinis susidorojimas su kurdais, jisai išvirto jau dabar toje, sakysime, šitame kontekste ir arabų pavasario ir ypač Sirijos žlugimo į jau ginkluotą kurdų pasipriešinimą. Pirmiausiai, aišku, kai mes kalbame apie Siriją, vis dėlto Sirijoje kurdai, de facto, galima sakyti, įsikūrė valstybę. Aš kol kas neatkasu, ar ta Sirijos kurdų valstybė save traktuoja kaip provincija Kurdistano, tai yra valstybės, kuri de facto iš ties tikrai egzistuoja jau 25 metus šiaurės Irake. Ar jie mato save kaip atskirą, jie vadina save Rožava, ta Rožava žodis pasireiškia vakarų Kurdistanas, bet kaip jie ten save pozicionuoja. Bet mes matom kitą dalyką, kuris yra bene pats skaudžiausias Turkijai. Ir ką tik čia prieš porą dienų girdėjome, Jungtinės valstijos pasakė, mes duodame Sirijos kurdams ginkluotę, duodame informaciją, nes mes nenorime teptis Rakos krauju, bet kurdai nieko prieš, nes jau jie etninius valymus pradėjo daryti šiaurinėje Sirijos dalyje, kaimus ten tiesiog valydami nuo arabų. Tai mes juos įgalinam. Ir va čia, matyt, jau yra problema ne tik ar ne tiek su ta islamo Khilafos valstybė, kuri savo ruožtų irgi iššūkis, bet ir Turkijai, kuri spausdama vėl iš naujo, jau dabar nebe kurdų darbininkų partija labiau, o tą tokią netgi legitimę formą, jie užsidirbo vėl neapykantą iš kurdų, aišku, pirmiausia Turkijoje, bet kartu ir Sirijoje, o kai dabar tos sienos yra išties tokios, kur ir ginklai žmonės gali judėti, arba bent iki nesenai tikrai judėjo labai lengvai, tai čia yra išties didžiulis iššūkis, jau dabar galima sakyti, Turkijos integralumui. Kitaip tariant, aš gal net šokčiau labai tolyn, tokia kaip Nagli Šulija, ne? Ir sakyčiau, kad jei, nežinau kas, neįvardinsiu tų veikėjų, bet jeigu būtų nuverstas Bašaro al-Asado režimas, atrodo, Turkija iš tikrųjų to siekia. Bet dabartinė konsteliacija, jeigu būtų nuverstas Bašaro al-Asado režimas, jeigu būtų
sunaikinta, nebūtų, bet bus iš tikrųjų turbūt sunaikinta Chilafos valstybė, Sirija išties nebeatsities kaip tokia nacionalinė vientisa valstybė ir ten, toje kurdų dalyje, tiesiog atsiras dar vienas Kurdistanas, jau toks pat kaip esantis Irake ir tai tikrai labai tiesiogiai grės Turkijos integralumui. Tai visiškai natūralu, kad rūpestis iš Turkijos pusės yra, kad viena vertus lyg ir gręžiamasi, tvarkomasi tą kemalistinę, sakykim, pusę, bet kitas dalykas yra nacijos yra akivaizdus subyrėjimas. Nes kurdai etniniai nepasirašo ne tik, ar ne tiek gal po to kemalistinių, sakykime, westernizacijos planų, jie niekada nebuvo įtraukti realiai, bet jie nebepasirašo ir po tuo galimų planų turkų nacijos perkūrimo, kuris atrodytų buvo pradėtas daryti tada, kai buvo liberalizuotas tas toks etninės politikos, sakykime, aspektas tik AKP atėjus į valdžią. Tai yra, kitaip tariant, tas ne medaus, jis joks nebuvo medaus mėnuo, bet gal galima kažkaip pavadinti atšilimu Turkijos valstybės ir kurdų, apskritai kalbant kaip etnoso santykiuose, jis jau tikrai yra praeityje ir aš bijočiau prognozuoti, kad ta dalis Turkijos, kur yra dominuojama kurdų, turėtų būtinai, sakysim, atsiskirti ir kažkaip ten tapti kokią tai savarankišką valstybę. Šitaip neprognozuoju, nes tiesiog nematau, kas norėtų ar galėtų leisti tą. Bet Sirijos teritorijoje tokio valstybinio darinio gimimas dabar yra labai sparčiai pažengęs. Ir kaip sakiau, tai yra neabejotinai grėsmė Turkijos integralumui. Taip, kad yra tų iššūkių iš įvairių pusių. Ir jeigu žiūrėti apskritai apie tai, kas gali nutikti Sirijai, kaip sakau, jeigu nutiktų taip, kad žlugtų režimas, atrodo taip nebus, panašu, kad taip jau nebebus, galėjo taip nutikti 13 metais, labai didelį, 12 irgi, bet taip nenutiko, tai galbūt tam tikrą prasme galima sakyti, kad Turkija gali atsipūsti. Tuo metu jį turėjo nepamatuotus lūkesčius, bet jie nepasiteisino, Bašar al-Asadas nebuvo nuverstas ir jai dabar jau reikia turbūt tą rūpestį perkelti į kitą pusę ir panašu, kad ji netgi tam tikrą prasme atlieka tuos veiksmus, kurios, kaip mes žinome, Rusija, galbūt iš oro labiau, Turkija, sausumos pajėgomis, kitaip tariant, mėgina kiek įmanoma žlugdyti Sirijos kurdų valstybingumo projektą, kad galbūt kažkurio momentu būtų galima tiesiog sugrąžinti tas teritorijas Sirijos režimui. Čia truputį insinuoju, nes čia yra ateitis, vertinti ateitį yra neįmanoma, gali tik pabandyti paprojektuoti, bet nenustebčiau, jeigu kalbame apie perspektyvą ir kas gali nutikti ir kas gali dėl to laimėti arba džiaugtis, tai vis dėlto aš sakyčiau, kad dabar net jeigu dar vis iš inercijos atrodytų, kad Turkijos režimas nepatenkintas yra Sirijos režimu, tokiais labai pragmatiniais sumetimais vis dėlto jie dabar jau yra mano akimis partneriai labiau nei priešininkai. Nepaisant to, kad Turkija, kaip žinome, yra NATO narė, Jungtinės valstijos turi savo sąskaitų su Sirija ir ar kaip ten galėtų vystytis NATO kažkoks įsitraukimas, tai sunku būtų prognozuoti, bet mes tą jau turime patirtį, Irakas ir NATO, tie dalykai, kažkaip tai liktais, jie kaip ir prasilenkė, bet netrukdė Jungtinės valstijos imtis kažkokių veiksmų. Tai aš prognozuočiau, kad jie Jungtinės valstijos drįstų imtis kokių ryžtingesnių, ypač sausumos veiksmų Sirijoje, tai Turkija turėtų būti labiausiai nuo to besistengianti nutolti ir tikrai net galbūt tų pačių savo karinių bazių neleistų naudoti, aš nenustebčiau, nes tai nebėra jos interesas. Kitaip tariant, jeigu mes galime sakyti, kad Turkijos išėjimas, niekada nebuvo įėjus, iš ES yra fait accompli, viskas, ji nebus, ji nebenori, čia visiškai yra akivaizdu. Aš sakyčiau, kad tai galėtų būti šiek tiek ir pradžia Turkijos išėjimo iš NATO. Gal tokia lėta, nebūtinai staigi, bet jei tik Jungtinės valstijos imtųsi Sirijos, tai Turkija gali visokių įdomių veiksmų padaryti, kurie atrodytų, kad tai yra arba toks taktinis atsitraukimas, o gal net ir ideologinis ir su ilgalaikim pasiekmėm. Bet sakau, čia labai toli. Svarbiausiai susikerta tos Amerikos ir Turkijos interesas ir aš kažkiek nepagalvoju. Aš sakyčiau taip, Jungtinės valstijos galbūt ne tiek taip tiesmukai ir primityviai žiūrint Sirijos klausimų, kiek kaip turėtų atrodyti po Bašar al-Asado ta valstybė, arba kiek ant valstybių galėtų būti.
Ir baimė yra, kad Jungtinės valstijos gali pasielgti taip neapdairiai ar neatsakingai, kaip pasielgė Šiaurės Irake, kai realiai sukūrė. Vis dėlto reikia pripažinti, kad Kurdistanas su sostinė ir Biliu yra amerikiečių kūrinys, vienreikšmiškai. Yra tokia valstybė de facto, jos nėra kažkaip tai nei labai žemėlapyje, nei Jungtinėse tautose, bet aš esu kalbėjęs su Kurdistano ambasadoriumi Vašingtone. Jis sakė, vadinkit mane reprezentativ. Kad taip jau neliūdinti kitų, bet jisai turi ambasadoriaus statusą, tai yra de facto valstybė. Ir jau Turkija, tą piliulę prarijo, neprarijo, bet jeigu Sirijoje, toje dalyje bus leista kurdams suvešėti, ir ten kurdai mato tą vis dėlto Kurdistaną, kuris eina ir per Turkijos teritoriją, tai vadinasi, jau kurdo akimis tai nesibaigė su ta sukurtąją sieną tokia po pirmo pasaulinio karo, tai jinai supranta, kad jos tokia nedidelė ta Pandoros dėžutė būtų labai atidaryta. Turkijai ne tiek svarbu, ar bus Bašar al-Asadas, sakykime, valdžioje ar kažkas kitas, bet jai svarbu, kas po Bašar al-Asado galėtų būti visoje valstybėje, kiek į kaip gali išsivaikščioti. Jeigu su Rusijos pagalba, Irano pagalba Bašar al-Asadas galėtų atkurti integralumą valstybės ir prispausti kurdus, separatistus, tada Turkija tiesiog turi interesą remti ne kurdus, kurie yra prieš režimą, o galbūt ne visai tiesiogiai režimą, bet šia prasme, kad gaunasi labai priešingos kryptis. Ar neatrodo, kad įvykiai Turkijoje tai tik tai elementas bendros tendencijos? Kemalizmas, galbūt jisai ir buvo progresyvus, bet jisai vedė prie turkų nuturkėjimo. Į Europoje turkai pamatė, ką daro nutautėjimas. Jie šitą irgi pastebi. Nukrikščionėjimas net. Irgi todėl palaikė čia. Nes jie laiko, kad tai yra civilizacijos išsigimimas. Todėl galima laukti, kad tai tik tai vienas iš elementų. Kurdų judėjimas irgi atsigauna tautinė savimonė pasaulyje. Nežiūrint Makrono pergalę, čia yra laikina pergalė. Prancūzai galų gale vis tiek atsigaus kaip prancūzai. Vokiečiai atsigaus kaip vokiečiai, o ne kaip kažkokia globalistinė tauta. Ir tai yra tik tai elementai, bet kur tai atves, yra tikrai didžiausias pavojus ne tame, kad tos tautos pradės atsigaivinti, o tame, kad didelės valstybės bandys tuo manipuliuoti, kiršinti vienus su kitais, nejausdami, kad galų gale smūgis atitieks jam patiems. Tie, kurie tai organizuoja, istorija parodo, kad tie, kurie bando manipuliuoti kitomis tautomis, galų gale nukenčia patys. Bet jie šito, suprantate, tam, kad šitą suvokti, reikia, kad prezidentai, premjerai, valdantysis elitas būtų žymiai aukštesnio protinio lygio. To nebus. O dėja to nėra. Ir nebus. Ir, aš prašau, kaip krikščionis tikintis, viešpatie, nudaugtų jiem nors truputėlį proto, kad jie suprastų, ką jie daro. Bet kad tendencija tokia ir kad tai yra labai pavojinga, ir mane domina tik tai vienas dalykas. Ten tai vyksta, bet aš gyvenu čia, Lietuvoje. Ir dėsniai tie patys, Nikolai. Dėsniai tie patys. Tie patys dėsniai, suprantat? Ir aš žiūriu, o kas man, ne man kaip asmeniui, bet man kaip bendruomenė, kurioje aš gyvenu, kurios aš esu narys. Ką galima padaryti, kad ta didžiulė suirutė duotų kuo mažesnį kraujo nutekėjimą
Lietuvoje. Aš beveik sakau, tam lindau tada, 90 metais į politiką, todėl kad aš esu išminuotojas. Išminuotojas gyvena tik tai tas, kuris uoslę turi, kur mina ir kas gali iš to išeiti. Jeigu jis tos uoslės net, tai va aš turėjau visą laiką tą uoslę. Ir aš todėl ėjau į sąjūdį ir visą kitą. Ir dabar vėl tas pats klausimas. Atleiskite, kad aš taip karštai šneku, bet aš pamačiau va šitą Kurdistanas, Turkija, tas Makronas, Airija irgi ten irgi, jauski palkiai, kas ten dadas. Tai tik tai elementai. Nutautėjimo epocha baigėsi. O kaip Rusai nenutautėjo? Ką? Rusai nenutautėjo. Nenutautėjo. Tai vienintelė, prie jų reikia imtis. Ne vienintelė. Ne vienintelė. Kazachai nenutautėjo, bet visą ko. Aš matyčiau procesą, kaip jūs sakote, kad iš ties tai yra daug didesnis procesas ir Turkija yra tik vienas veikėjas, pakankamai regioninio lygmens, sakysime, vidinė ten procesai irgi kažką gali indikuoti, bet dalykas, kurį tada aš jau išplėsdamas sakyčiau, kad mes vis dėlto kalbame ir apie arabų tada pavasarį jo padarinius. Ir aš tada įvardinčiau taip, ir jeigu taip su studentais kalbėdamas, aš kalbėčiau apie pokolonijinės sistemos žlugimą. Tai yra, kaip jūs ir sakote, kad tos pokolonijinės valstybės, kurios buvo dažnai labai dirbtinai, ar išorės, ar ir vietinių elitų sukurtos, ir jūs nepaminėjote Afrikos, bet kokie procesai ten vyksta, žiūrėkit, kas įvyko Malyje, kur šalis išsivaikščiojo, prancūzai susigrebė, nuskrido, ką reikia sutvarkė, reiškia tokią chirurgiją padarė, atrodo, mes vėl turim Malį, mes neturim Malio. Šiaurinė Malio dalis, berberai, jie nesitapatina su juodaodžiais ir nenori būti taip pačiu. Berberai kitokie visai. Tai va, tai čia šia prasme aš sakyčiau, kad iš ties sutikčiau, kad yra platesnis procesas, kuriame galbūt, čia aš, kadangi Europos studijom nedrįšiu komentuoti, sakysim, kaip Europos valstybės tame kontekste atrodo, bet tos Azijos ir Afrikos šalis, ne visos vėl, bet, arba ne visos tuo pačiu metu, bet procesas vyksta ir ta dezintegracija Libijos į Kirenaiką, Tripolitanį ir Feizaną, išsivaikščiojimas ir taip toliau, kad aš iš ties matyčiau, kad tai yra daug platesnis ir galbūt Turkija šiame kontekste dar tam tikrą prasme atsilaiko, jeigu čia toksai žodis tiktų, nes dalis valstybių mes matome tiesiog neatsilaikė ir tokios valstybės kaip Jemenas mes neturime realiai, nesvarbu, kad ten jungtinėse tautose yra Jemeno vėliava ar Somalio, neturime jau daugybę, net kelis dešimtmečius. Tai šia prasme, kad tas procesas iš ties yra daug didesnis ir ar iš to proceso norint kažkaip išsisukti, reikia Europos, ar apskritai didžiosioms valstybėms turėti kitokio plano politikus. Čia aš jau nedrįsčiau komentuoti, truputį matyti jau mano kompetencija tiek toli nenueitų, bet kad tie procesai regioniniam lygmenį iš ties yra daug platesni, kaip jūs sakote. Jūs savo neleidžiate toliau nueiti? Aš turiu tą ydą, kad kai manęs klausia apie tokius dalykus, apie kuriuos aš taip profesiškai nesu prasičiupinėjęs, aš bijau per dėm drąsiai net projektuoti. Tie dalykai, kuriuos aš šiek tiek tariuosi išmanas, aš leidžiu truputį ir į priekį šoktelti. Pasąmonėje pas jūs visiškai kitas dalykas. Bet, sakysim, Europos politikos klausimais, aš tiesiog bijočiau šiek tiek ir apsijuokti prieš kolegas, kurie, mano galva, turėtų išmanyti daugiau šitais klausimais. Tai dėl to man truputį nedrąsu komentuoti Europos pusę, bet sakau, kad iš regiono perspektyvos tai tikrai sutikčiau, kad tie procesai yra daug platesni, sudėtingesni, negu ten, tarkime, vienos valstybės ar vienos visuomenės kažkokia, yda, kurią jie ten bando išspręsti. Bet dar pridėčiau ir kitą dalyką. To, sakykime, ar etniškumo savo, ar tos tokios tapatybės ir paveldo atradime, vidurio rytuose ypač vis dėlto, kaip bebūtų, religinis veiksnys iš ties yra labai svarbus dabar. Tai yra, 60-ais metais tikrai nieko panašaus nebuvo. Buvo tas toks ar panarabiškas nacionalizmas, ar čia kokie nors ideologinis socializmas, dar kas nors. Dabar ta tapatybė vis dažniau, tokiam asmeniniam ir sociumo lygmenį, yra siejama su religija. Aš, sakysime, Sirijoje esu buvęs 3 kartus ir prisimenu 94-ais, kai pirmą kartą galvojau, kad grįžau į Tarybų sąjungą, nes atrodė kažkokia tarybinė respublika, lozungai tie patys, viskas, arabiškai užrašyta, bet viskas išties tas pats. 2004-ais, kai aš nuvažiavau tenais, jau ta dalis, kur buvo lozungose socializmas ir kas nors, jau įdėta Dievas. Lozungas tas pats, iškirpta, prisiūta, gražiai, vietoj socializmo yra Dievas. Panašiai kaip Rusija. Sakykime, tai tas atsigręžimas, jisai vyksta, nors formaliai dar Sirijos režimas ir šiandien yra socialistinis. Bet jau tas Dievas, jisai kažkaip sugrįžta. Bet ten daug
Ten ir Alachas yra, ir šitas, ir ortodoksų bogas. Nu, matot, dauguma žmonių Sirijoje gyvenančių garbina tą patį dievą. Gal skirtingomis formomis, nes musulmonai niekada nepripažins, kad jų dievas, kaip dievas, yra kuo nors skirtingas, arba kad jis yra kitas, nei krikščionių garbinamas dievas. Tai šia prasme, kad tai yra monoteistinės religijos, išskyrus ten keletą tokių atplaišų, ar ten aliauji, ar ten drūzus, kurie truputį kitaip mato tą dievą galbūt ne taip monoteistiškai, bet šiaip šia prasme, ir kalbant jau vėl konkrečiai apie Siriją, tai taip, Sirijoje buvo apie 15 nuošimčių ne musulmonų, dauguma jų krikščionys, ir taip jau visiškai anekdotiškai pasakojant, kadangi keliavau vieną kartą su draugais, tai važiuodavom mes ten tos senovinius vienuolynus, ten kaip tik buvome metų pabaigoje, kaip tik kiaulių buvo skerdimo sezonas, ir tie mano draugai jie nesuprato, sako, čia musulmonų šalis, tu veži vis bažnyčia, vis vienuolynas, vis čia kiaulės kažkokia skerdžia, nes iš ties to labai buvo daug ir matoma, ir būti krikščioniu toje socialistinėje Bašaro al-Asado valdomoje Sirijoje nebuvo labai sudėtinga. Dabar tampa labai sudėtinga, nes įvairios antirežiminės grupės, labai dažnai turinčios tą religinę tapatybę, gal šiek tiek ir iškreiptą sampratą, jos yra labai nepakančios nemusulmonų bendruomenėms ir daugybė, galbūt genocido lygmens. Ne tik nemusulmonų, bet ir nesunitų arba nešiitų. Bet aliavai tai yra specifinė vėl, ar jie yra savarankiška religija, ar jie yra šiitai, ten irgi didžiulė diskusija pačioje Sirijoje, bet taip, šia prasme, kad... Ten juk tie krikščionių vienuolynai nuo 4-5 amžiaus. Mes į tokius įvažiuodavom, taip. Reiškia, didžiulis istorinis juk... Taip pat kaip Egipte. Taip, prašau. Ar jums netrodo, kad ta idėja, kurią iškėlė dabar Nikolajus, dėl valstybių, sakyčiau, tokio nacionalinio atgimimo, vadinkime, ar kaip nors kitaip, labai priklausys nuo rezultato, koks bus Anglijai. Ar Anglija pasijus geriau po išėjimo iš ES, ar kaip tik blogiau. Jeigu geriau, aišku, ta idėja nacionalinių valstybių sustiprės ir sąjungos byrėjimas bus akivaizdus. Jeigu pasirodys, kad Anglijai blogiau gyvena, tai bijau, kad... Vis tiek byrės. Aš nežinau, kaip labai norėtųsi, kad byrėtų. Aš manyčiau, taip, aš visiškai sutikčiau su tuo, kad besi tokia ganėtinai ilgalaikė perspektyva, nes turbūt, taip sakykim, labiau mąstantys žmonės sakytų, kad nei per 2, nei per 5 metus čia nepasimatys. Mes realiai galim sakyti, ar Jungtinei Karalystei geriau ar prasčiau, tik tais po 10 metų realiai. Ir kadangi tai yra toks pakankamai išsitęsęs procesas, tai irgi neaišku, kas vyks tame tarpe, šalia to Jungtinės Karalystės dabar išstojimo, paskui jau bandymo atsistoti ant kojų, ar, kaip jūs sakėt, kokia Airija pasijutusi atskirti, kaip nors pradės žaisti, ar tą Vengriją turim, kuri dabar atrodytų irgi tokia gana keistai besielgianti, ir, vėl rinkimų, ir toje pačioje Prancūzijoje vis dėlto, ką tik baigės, bet toj bus, ir bus pagaliau rinkimai ir vėl nauji prezidento, tai yra kitaip tariant, kad tam laikui, kai pasimatys, ar Jungtiniai Karalystei geriau ar negeriau, vis dėlto gali daugybė dar dalykų įvykti ir šia prasme aš sakyčiau, kad nepaisant to tas irimas sąjungos, jis vis tiek gali įvykti. Ir jau čia tada sutinku, kad yra daugybė kitų dalykų, kurie gali daryti įtaką ir mes matome migracijos veiksnys. Nenoriu suabsoliutinti ir sakyti, kad Jungtinė Karalystėje nulėmė migracijos klausimas, kad nubalsavo taip. Bet turbūt dalis žmonių manė per šitą prizmę, ne kokią kitą prizmę. Ir Jungtinėje Karalystėje išties migracija yra didžiulis iššūkis. Tai va, bet iš kur migruoja žmonės? Migruoja ir iš Lietuvos, bet migruoja iš Azijos ir Afrikos. Ir aš galvoju, kad čia jeigu taip vėl pakelti tą aukštesnį tokį globalų lygmenį, ES desintegracija, o kartu migracijos srautų didėjimas, nes mes turime būti vis tiek nenaivus. Žiūrėkit, jeigu šiandien Nigerija yra 160 milijonų, nes kartais sako 170, 50 metais skaičiuojama, kad dėl gimstamumo turėtų būti jau iki 400 milijonų. Tai yra šitaip sprogimas demografinis. Ir net nebejotinai, kad tam laikui Nigerija nebus tvarkingesnė, geresnė, malonesnė šalis. Tas Sirijoje irgi protiškai didėja. Jo, bet ten vis tiek tie skaičiai. Tai pagaliau, aš sutinku su Jemenu, 25 milijonai turėtų būti 50 milijonų. Ir tai yra žlugusios valstybės. Tai demografinis spaudimas bus ir žmonės migruos. Klausimas, į kur migruos? Į tą dezintegruojančią Europą? Ar kažkaip iš naujo tą savastį kažkokiais kitais pagrindais atradusią. Tai aš matyčiau šitame kontekste, tai yra kitaip tariant, ar Jungtinei Karalystei geriau ar blogiau, tai yra A, bet B, tie migraciniai srautai ir gebėjimas dorotis su jais, nes yra neišvengiama. Tai vienreikšmiškai migracija didės.
Ir mes girdim vis 500 nuskendo, 600 nuskendo prie Libijos krantų ir taip toliau. Gal migruos ten, kur tušti plotai, pavyzdžiui, Lietuvoje labai tušti. Ne, tai taip, bet čia irgi yra geografija. Į Australiją yra labai sunku ir sudėtinga. Vasario nebuvo. Žiūrėk, pirmiausiai, kur arčiausiai vyksta. Nebejotinai. Gerai, Egidijus. Su Brexitu, nu, nežinau, niekas to neįvardina, bet man sukasi vis. Taip, migracija su. Bet aš manau, ne paskutinį vaidmenį suvaidino mūsų didelės pastangos, kiek galima greičiau atvaryti Ukrainą prie tos pačios Europos Sąjungos. Tikrai ne paskutinės pastangos ir pamastymai tų pačių Britų, kad va dar ant mūsų galvos dar. O tai ir referendumą turės. Kiek ten dar milijonų bus. Taip, kad prisimkim šitą ir bent aš tai šitą sakau, kiti keisti šito nesako. Klausimas mano štai koks, nelabai žinau tos istorijos, prisipažinsiu ir Turkijos ir todėl atleiskit už naivų klausimą, kuris galbūt. Bet tie procesai iš tikrųjų ir Europos Sąjungos, mano požiūris, ta dezintegracija ar išsivaikščiojimas, aš į tai žiūriu pakankamai skeptiškai dėl dar tolimesnių ir noro, kad geriau gyventi ir paskui vėl savaime aišku iškilsiančių tarpusavio konkurencijos ir atitinkamų konfliktų, aš į tai žiūriu per šitą prizmę, bet kiekos to kaip yra. Bet lygiai iš dalies tai ir liečia NATO. Mano klausimas štai koks, aš nežinau tos istorijos dar kartą. Kaip NATO, kaip Turkija atsidūrė NATO, kiek tai buvo savarankiškas, kiek Turkija buvo tuo metu, sakysim, savarankiška, kai atsidūrė NATO ir kiek tai jos apsisprendimas jos pačios dėl NATO. Galbūt tada per šitą prizmę, koks jos požiūris iš viso į NATO ir gali kisti ar nekisti. Žiūrėkit, tiek kiek aš irgi tos istorijos išmanau ir kiek žinau, kai NATO buvo mano, vis tiek mes visi suprantam, kad pirmiausia buvo prieš tą komunistinį bloką. Bet be NATO juk buvo dar viena kuriama, aš dabar nežinau, kaip ją reikėtų įvardinti, bet ji buvo Bagdado pakto pagrindu kuriama, kur turėjo būti Irakas, Iranas ir kitos valstybės iš pietų atribojančios Tarybų sąjungą, bet dėl procesų vidinių ir pirmiausia Irake, kadangi buvo nuversta monarchija, o paskui ten vėliau ir Irane, tas tiesiog neišsivystė. Tai kitaip tariant, Turkija turėjo būti paskutinė šitoje dalyje, o toliau turėjo iki pat ten atitinkamai, na, su Indija buvo sunku, nes Indija nepasirašė tam. Tai šia prasme, kad projektas, jisai žiūrint, buvo iš vakarų Europos labai konkretus ir Turkija nebūtinai labai veržėsi į NATO kaip tokį, bet ji tuo metu, kaip Kemalistinė, labai veržėsi į tas, na, kaip mes vadinam, euroatlantinės struktūras, na, mus pripažįsta kaip tokius pat kaip jie normalius. Ir ji taip atsirado. Tai yra, kitaip tariant, vėl buvo toks, na, apipusis iš vienos pusės poreikis, kad Turkija būtų tame alijanse, dėl to, kad, na, tai yra šiaip ar taip sienos su Tarybų sąjunga, o iš kitos pusės Turkija, alijansas kaip alijansas, grėsmė kaip grėsmė, bet čia vakarietiška, ogi mes norim būti vakariečiais. Ir aš manau, kad Turkija jokių būdų, AKP dabar valdant, net niekaip negalėtų pagalvoti įstoti į NATO. Tiesiog tam tikrą prasme Turkijai dabar tai yra, NATO yra didžiulė našta. Ir aš manyčiau, kad jie reflektuodama ir ypač, kaip sakau, atmesdama tą visą kemalistinę tokią istoriją savo, pergalvodama, persigręždama, jie iš ties dabar kenčia nuo buvimo NATO. Aš taip spėčiau. Tai va šia prasme, kad tuo metu atrodė beveik logiška, bet dabar po šaltojo karo, o ypač po to, kaip čia ir su Iraku nutiko, tai, na, tai tampa našta. Migracija ir emigracija buvo nuo senų senovės. Romos laikais buvo migrantų srautai. Ir net buvo yra atskirų imperatorių įsakymai, kur patalpinti vienus ar kitus 100 000 pabėgėlių iš vieno ar kito krašto. Taip, kad čia nieko naujo nėra. Gal tik mes buvom primiršę tos dalykus. Ir dabar jau reaguojam kaip visiškai į naują dalyką. Ir reikėtų prie to priprasti, kad gyventi su kita kultūra. Bet aš sakyčiau, pamatytas skirtumas, kaip prieš išvelgčiau. Dėl to ir žlugo Romos imperija, gali sakau. Jie išgyveno 1000 metų. Išgyveno. Bet aš sakyčiau, kad galbūt skirtumas yra tai, kad tuo metu buvo labai tokie voluntaristiniai sprendimai. Ir sakysim, iš ties visiškai teisus, 10 ir 100 tūkstančių žmonių buvo perkeliami, apgyvendinami ir tikrai atrodo, kad dabar gal reflektuojam, kokia čia problema. Nėra kokios problemos, nors yra ten, jie dar prisimena, kad jie ne ten priklauso. Jo, tai šitie dalykai. Bet aš sakyčiau, kad dabartiniam etape, ką mes turime, ypač Europos Sąjungos, ta teisinė bazė, ji
apipavidalina, jeigu čia tas žodis tinka, tą migruojantį žmogų per žmogaus teisių, dar kažkokią prizmę, kuri iš ties tą labai apsunkina. Ir mes čia Lietuvoje, jeigu jau dabar visiškai kalbant apie tų perkeltojų asmenų, sakysime, čia atsivežimą, integraciją ir taip toliau, mes manom, kad yra visiškai kita konsteliacija. Nėra taip, kad prezidentė pasirašė dekretą, paėmė 500 000, atvežėm į Panevėžį, atvežėm į Šiaulius, normaliai tie miestai funkcionuoja. Taip nepadarysi. Tai va, taip kaip buvo tose imperijose galima padaryti, ar Romos imperijoje, ar ten Persų imperijoje nutarta, kad čia nebereikia, nes čia žmonių nereikia, ar dėl kokios tos 200 000 perkeliam. Čia taip nebeperkelsi. Tai šita problema. O migracija visiškai, aš sutinku, čia nėra kažkoks naujas reiškinys, apie ką mes kalbam ankstyvaisiais viduramžiais, kokie srautai judėjo žmonių, bet visi kitaip buvo. Jungtinės valstijos. Na, tai savo ruožtu. Tai Lietuvos Lenkijos valstybė, kiek daug vokiečių, saksų emigravo kaimais ištisais. Sutinku, aš nemanau. Pats nieko neužsiminėjai apie Rusijos faktorių. O dabar ypač tą, ką pasakėjai, tiek besikeičiantis santykis Turkijos valdžia, Sirijos valdžia, ta prasme, kad jie jau daugiau dabar sąjungininkai negu priešininkai. Ir šitoj vietoj pirmiausiai tai jau realiai prasidėjęs Turkijos srauto statyba, reiškia, ir sakysim, Putino įtaka Erdoganui. Ir toliau dabar labai realios kalbos apie SS-400 tiekimą turkams. Tai yra precedentas, kai NATO valstybė gaus, jeigu tai realizuosis, nors Rusijoje yra pasipriešinimas tam, kad per daug moderni ginkluotė perduodama, reiškia, Turkijai, alijansui jo, reiškia, tai čia taip užsisuka visas šitas mazgas, bet aš sakyčiau, kad vėlgi taip galima tą matyti kaip visiškai natūralią reakciją iš Turkijos pusės. Žiūrėkit, jeigu mes imsime dabar NATO narės ir dalis jų sutampa su Europos Sąjungom, kur yra tie draugai Turkijos? Vokietija, Nyderlandai, Prancūzija. Kas yra tie draugai? Ir galiausiai net Jungtinės valstijos. Žiūrėkit, jeigu vis dėlto tas Fethullah Gülenas vienaip ar kitaip ten yra susijęs su tuo perversmu, nei buvęs JAV prezidentas nesutiko jo išduoti, nei dabartinis kol kas dar bent jau atrodo nėra tokių veiksmų padaręs ar sprendimų. Tai šia prasme, žiūrint iš Turkijos perspektyvos, kaip tu gali pasitikėti visais tais, kurie skelbėsi esą tavo sąjungininkai, bet realiai, ką tu be paprašai, tu visą tą špygą gauni. Ir čia ateina iš šono žmogus, kuris taip kaip ir nieko neprašo, nei tu čia reformuokis, nei tu čia nieko, bet čia darom šiokį tokį bizniuką. Aišku, buvo tas su tais pilotais, čia toks incidentas ir panašiai, bet aš sakyčiau, kad ideologiškai Rusija ir Turkija nieko bendro neturi. Nėra taip, kad Turkija praradus ideologinį bendrumą su, sakysime, Europos Sąjunga ar vakarais, dabar atrado ideologinį bendrumą su Rusija. Aš nesutikčiau su to, nes vis dėlto, kaip bebūtų, AKP yra islamistinė, revivalistinė partija ir, Rusija tikrai, kaip bebūtų, nėra. Bet čia tų aspektų, jeigu imsim tautiškumo prasme, tai Erdoganas realiai tautininkas. Tai turbūt taip. Kaip ir Putinas. Irgi tautininkas. Aš dėl Putino nežinau. Tautininkas, kietas tautininkas yra. Nacionalistas. O tautininkas su tautininku visada kalbą suras. Ne visada. Visada. Bet Stalinas buvo tautininkas ar ne? Be abejo tautininkas. O tai vat, Hitleris tautininkas, Stalinas tautininkas. Taip, bet aš sakau, protingi suras, o tie, kurie, tiksliau, čia eis kiek iš Hitlerio pusės, ne kiek iš Stalino pusės. Ir dėl to, šitoj vietoj tas sukibimas, jis tai yra kur kas toks realesnis negu su Vakarų Europa, kur tas tautiškumas ir nacionalizmas yra tabu. Bet aš sakyčiau vis tiek, Turkijos atveju yra daugybė išskaičiavimų ir Turkijos draugystė, jeigu taip mes ją pavadintume, su Rusija, jinai nėra tikra draugystė. Negali būti. Istorija neleidžia. Tai irgi daugybė kitų dalykų teisingai, kurie dar nepakelti, bet Krymą tą patį kažkas jau paminėjo, sakė, palauk, tai kaip čia Rusijos, tai prieš tai buvo mūsų. Tai čia irgi, ten tų niuansų visokių dar galima įžiūrėti, bet aš sakyčiau, kad Turkija tam tikrą prasme pasijuto išduota. Jau ji nuo Irako okupacijos pasijuto išduota, kaip aš sakiau, kadangi buvo leistas sukurti Kurdistanui. Bet Sirijos klausimų Jungtinių valstijų neryžtingumas ar gal pragmatinis neveiklumas
Turkija labai karštakošiškai įsitraukė į Sirijos konfliktą, ne? Pradėjo remti tas oponuojančias grupės, jų vadus atsivežė į Turkijos teritoriją, jie ten sėdi, gyvena, rezga kažką ir buvo Turkijos tikimasi, kad na va čia šitie partneriai, tas alijansas, ar NATO asmenyje, ar tiesiog gal Jungtinių valstijų, ar dar kažkokiu kitokiu formatu imsis spręsti, bet Obama mes matėm nesprendė ir Turkija pasijuto tokio keistoj vietoje. Ir ji dabar šią prasme, na, apsigrėžė, jinai niekada negalėjo 13 metais būti priskirta tai pačiai stovyklai kaip ir Rusijai, Sirijos klausimus. O dabar jai gavosi, kad, na, ne tai, kad gal išduota, toks būtų per griežtas pasakymas, bet iš ties pasijuto labai vieniša. Tai aš sakyčiau, kad ta draugystė, kaip išsiskaičiavimo, yra labai laikina. Ir Rusijoje, kas sako, kad gal neginkluokime, nelabai taip perdėm bičiuliaukimės, jie labai žvalgiai sako, nes labai greitai gali pasikeisti. Turkija apskritai turi kokį nors santykį. Iranas priešas, Sirija. Na, aš sakyčiau sąjungininkas, bet kažkas sakytų, nu jo, toks nykštukas sąjungininkas, tai čia juokinga. Iš tikrųjų, koks Azerbaidžanas galėtų būti, nes Azerbaidžanas labai jaučiasi pažeidžiamas regione, Iranas jam kvėpuoja visi nugarą ir aiškina, kaip daryti. Tokia visiškai trivialis pavyzdys, kai Irano dvasininkai paaiškino, kaip Azerbaidžanui reikia organizuoti Euroviziją. Kitokio, žodžiu, kad ten aukščiausi Irano lyderiai aiškina, kaip tą daryti. Nu tai žinai, Azerbaidžanas sako, nu ar mes esame suvereni valstybė ar nesam vis dėlto. O Turkija už šito nediktuoja tų aspektų. Tai, bet čia, nu suprantama, ką reiškia Azerbaidžanas kaip sąjungininkas, kokio čia kalibro tas sąjungininkas yra. Bet jei paminate, Turkija pabandė pažaisti tą žaidimą, aš nesakyčiau, kad tai yra mušta korta, eiti tam tikrą alijansą ir, žinoma, taktinį su Iranu. Tai ten dar Hugo Chavezas dar buvo gyvas, jie ten bandė kažkokią tokį globalų tinklą sureksti, Chavezas, Iranas ir Erdoganas. Nu, man atrodo, tuo metu buvo Gülis, netgi prezidentas, bet tai ne taip svarbus, tiek ta pati partija. Tai, bet kol kas kažkas ten taip, kaip sakoma, ar toks tas kūdikis negyvas ten gimė, ar negimė jis dar, sunku pasakyti, bet mes turime Irane kitą savaitę rinkimus. Jei laimi Raisi, tai matyt, ten viskas ten kitaip bus. Jei Rouhani lieka, aš bijau pasakyti, galėtų ir pamėginti atgaivinti. Čia irgi sunku būtų projektuoti, bet aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad gali Iranas tapti. Atgaivinti ką? tą alijansą, kokį jie kūrė prieš 10 metų, kad kažkokią alijansą jie ten kūrė, aš taip jau dabar tiksliai neprisimenu, bet buvo Ahmadinedžadas Irane ir visi buvo keisti, kaip Čavesas, Ahmadinedžadas, tokie jau kebra. Bet atrodė labai antivakarietiškas tas alijansas ir jisai niekur nenuėjo, išskyrus ten kažkokį pasirašymą dokumento tokio memorandumo, bet Iranas, kuris yra labai pragmatiškas žaidėjas, jis gali matyti prasmę ir poreikį išties artėti su Turkija, pirmiausia Kurdistano klausimu, bet kartu ir tos pačios islamiškos Khilafos valstybės klausimu. Jie turi labai daug bendrų interesų. Ir, kaip bebūtų, irgi yra vieni ir kiti tokie, sakykime, islamistinių pažiūrų. Faktas, kad vieni yra sunitai, kiti šyitai, yra irrelevantiškas šiuo atveju, nes Irano šyitiškumas jis nėra antisunitinis. Jis yra antivahabinis, tai Iranas yra labai priešiškai nusiteikęs Saudo Arabijos atžvilgiu, bet Saudo Arabija yra labai didelė specifika, sakysime, ir tas sunitinis islamas nelygus Saudo Arabijoje ir Turkijoje, o Turkija nėra antišyitinė kaip tokia, nes neturėjo tokių patirčių, kaip tarkim tas pats Iranas ar kažkoks Libanas, kur ten atitinkamai kažkokia istorija, kuri neleistų peržengti. Tai vėl neinsinuojant ir neprojektuojant, kad tikrai taip galėtų nutikti, bet ir vėl aš turbūt nelabai nustebčiau, jeigu pamatytume ženklų Turkijos ir Irano suartėjimo, atsižvelgiant vėl į tą pačią Rusiją, kuri irgi iš principo nei vienai, nei kitai pusė nėra priešiška, tai toks keistas alijansas. Čia būtų smūgis Izraeliui. Pradėkime nuo NATO, tada Izraeliui taip. Bet Izraelis tą jau žino. Tai Izraelis jau yra tą numatęs ir Izraelis ruošia, ginkluoja kurdų valstybę kaip begalėdamas. Tai Izraelis jau ten dirba, jis sako, nutiks gerai, nenutiks, vis tiek būsim paruošę žmonės. Tai Kurdistano ir Izraelio santykiai neformaliam, aišku, lygmenyje, kaip sakoma, ambasados Izraelis negali turėti Kurdistane, bet labai tamprus išėjo. Izraelis visą laiką užbėga įvykiam už akių. Todėl, kad ten analitikai dirba, politikai klauso. Taip. Ir kartais prašauna, kartais neprašauna, bet žmonės dirba tandeme, tai tikėtina, kad gausi. Ko nėra Lietuvoje. Aš galbūt jau pasikartosiu, galbūt jau kalbėjau apie tai, visgi kitos supergalybės vaidmuo Kinija
Ar gal kalbėjote apie tai? Ne. Apskritai, artimieji rytai, bet ir Turkija, Iranas, Sirija kažkaip taip žiūrint iš toliau atrodo, kad jie labai santūrus, o kaip iš tikrųjų yra, nes jie visur lenda ir Latino Amerika, ir Afrika, ir kur tik nori, ir Europa žinoma. Na ir jau mažiau tikriausiai turi ir pajėgumų, ir šiek tiek toliau nutolusi Indija. Ar šitos dvi valstybės kažkiek čia aktyvios ir koks jų vaidmuo? Aš sakyčiau, kad taip stebint visiškai šalies, Indijos lyg nebūtų. Kai buvo palauk, 1,4 milijardo ir kaip visiškai vidurio rytuose ten jos nėra. Bet toks yra įspūdis, ar jisai tikrai tikras, gal kažkas parodytų suvestinės investicijų ir sakytų, ką tu šneki. Tai aš bijočiau taip sakyti, kad tikrai nėra, bet jos nesimato. Indija labai matosi Afganistane. Ir yra toks įspūdis, kad viskas, kas yra tokios, na, sakysim, ekonominio lygmens investicijos, viešosios, yra Indijos. Kas aišku, Pakistaną, bet jau kitas dalykas. Tai jos Indijos, na, tiek yra minimaliai mano akimis, va, taip viešai vidurio rytuose, kad man išties klausimas lieka validus ir reikėtų žiūrėti, bet aš neturiu tų statistikų, tai bijočiau leptelti. Kinija, aš sakyčiau, ji nėra taip aktyvi ir tikrai ne taip kaip kur nors Afrikoje. Bet čia ir vėl yra, kad galbūt Afrikos kai kurios tos valstybės arba kaip valstybės, aišku, jų elitai jaučiasi labai pažeidžiami ir lengviau manipuliuojami. O arabų ypač šalis, bet kartu koks nors Iranas, na, jie jaučiasi kažkiek, na, tos savigardos, jeigu taip kalbėti politinės, jos yra daugiau ir jie, na, Kinija laiko truputėlį atokiau. Prekybos balansai, tai ten yra labai neblogi, iš tikrųjų tas pats Iranas prekiauja labai daug su Kinija, nes buvo sankcijos ir tą pusę nelabai galėjo prekiauti. Bet gal dar vienas veiksnys, kurį reikėtų tikrinti, aš dabar tik kaip galimybę, vis tiek kaip bebūtų, Kinija formaliai save tebe projektuoja kaip ateistinė valstybė. Ir na, tas oficialus ateizmas jis nebūtinai labai imponuoja. Pridėkime tai, kad vakarų Kinijoje vis tik tais tie uigūrai, nebežinau kaip juos iš tikrųjų tarti, tie reiškia tiurkakalbiai musulmonai, kurie na, nesijaučia, nesitapatina su Kinija ir išties yra didžiulės problemos su tuo. Tai pavyzdžiui, ta pati Turkija yra priglaudusi daugybę tų, pavadinsiu, uigūrų disidentų, kurie paprasčiausiai Kinijos su jais būtų susidorota, yra gana didelės diasporos ir net tos pačios teroristinės grupuotės, tikros teroristinės grupuotės, kurios vidurio rytuose yra prisiglaudusios. Ir šia prasme Kinija gali turėti interesą gerinti santykius, nes tada santykių gerinimas vainikuotų su tuo, kad tų opozicinių grupių būtų, na, gal stumimas, bet kol kas vis dėlto ir ypač kokia Turkija jį tapatinasi su, kaip jinai mato, kenčiančiais tiurkakalbiais vakarų Kinijoje, tai musulmonais. Tai tas turbūt irgi kažkiek turi tų pasiekmių. Aš taip kaip išvados nedaryčiau, bet sakyčiau, kaip hipotezę tokią iškelčiau, kad tas gali sulaikyti šiek tiek. Bet ši prekybos balansas kaip toks, tai jisai nėra toks blogas ir Kinija tikrai labai prekiauja su arabais ir čia reikėtų žiūrėti, aš dabar taip staigiai leptelti, kiek ten iš kurios pusės dujos ar nafta, taip irgi neturi tos statistikos tokios ekonominės, bet taip sakyti, kad Kinija taip kaip Indijos nesimatytų, nu tai tikrai nėra taip dėl to, bet sutikčiau turbūt, kad kaip šnekama yra, kiek Kinijos yra Afrikoje, kur atrodytų, kad jau kai kurios valstybės jau suverenumą atrodo praradusios, tai tikrai nieko panašaus. O koks yra artimiausias Kinijos sąjungininkas artimuosiuose rytuose? Nu vis dėlto aš Iraną įvardinčiau. Kodėl? Todėl, kad viskas, kas yra nukreipta prieš Iraną, Kinija jungtinių tautų formate susilaiko. Ir nebūtinai, reiškia, kaip nors ryžtingai ar taip manieringai kaip Rusija, kaip elgėsi, bet Kinija daro taip, kad Iranui nekenktų. Stebint Kinijos politiką, kad galima būtų pasakyti, kad kinų požiūrį į šitą visą reikalą neatėjo laikas. Kiniečiai labai paskaičiuoja laiką, kada, kur, ką galima padaryti. Aš sakyčiau, galbūt aš taip manyčiau, kad galbūt jie yra atsargus, nes jie mato, kad tos investicijos, kokios bebūtų, jos nepatikimos kol kas. Nu, tiesiog tu gali labai greitai labai daug pralošti. Ir aš įsivaizduočiau arabų, ypač pasaulyje, Kadafio pavyzdys yra labai gražus. Na, ir apskritai Libijos kaip valstybės ir toks žlugimas vainikuojasi to. Nes daug kur ten Afrikos valstybėse irgi yra pilietinių karų ir taip toliau, bet
ten matyt graža galbūt greitesnė. Negalėčiau sakyti, tikrai taip nesakysiu, kad jie yra atsargesni, bet kita vertus yra kitas tada toks retorinis klausimas, o laukti ko? Nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai žiūriu per tą perspektyvą, kad vis dėlto, jeigu, sakykim taip, kokiais 60 metais į praktiškai visas arabų šalis buvo galima nuvažiuoti, jos, kiek jos ten stabilios, nestabilios, arba net ir plačiau žiūrint, tas pats Afganistanas. Laukti to, kada Jungtinės Amerikos valstijos neturės galimybės manipuliuoti įvykiais, kurie vyksta tenai. Bet žiūrėkit, tada mes galim klausti per tą prizmę, kas nutiko Sirijoje ir Irake, kai susikūrė šitą islamo valstybė. Ir ar tai yra tik atsitiktinumas, ir kinai sako, pranešė, tokio nebebus. Ar mes kalbam apie kažką simptomatiško? Aš asmeniškai linkęs manyti, kad šita pokolonijinė sistema žlugdama vidurio rytuose vis daugiau įtrauks valstybių ir islamo valstybė, kokią mes matėme, ar tebe matom dar tiesą sakant, Sirijoje, jeigu Irake ir ne taip labai, kad ji atgims panašiais avatarais kitur. Ar tai bus Jemenas, ar, ir aš taip asmeniškai iš ties tikiu, kad ir Saudo Arabija turi subirėti kažkurio momentu ir ten gali tas nutikti. Tai šia prasme, kad kinai gali laukti, bet čia bus kaip Beketo, belaukiant Godo, laukiam ir nieko. Matote, atleiskite, aš tai žiūriu į Libijos, Irako ir Šiaurės Afrikos tie visi pavasariai. Jungtinės Amerikos valstijos norėjo, kad būtų kaip geriau, o išėjo kaip visada, kada jie kišasi kur nors. Jo, bet aš sakyčiau, norėjo kaip jiem geriau. Jokių būdų ne afrikiečiam geriau. Bet čia visą laiką būtų klausimas, kurio momentu jie to užsinorėjo. Čia man nutiko tokia, net nežinau, kaip pavadinti, laimė ir nelaimė, bet aš buvau sausio 25 dieną, kai prasidėjo Egipto revoliucija, buvau tame pačiame Tahryre. Visai buvau kitais tikslais ten nuvykęs, tyrimo, moksliniais, bet taip jau nutiko, kad išvakarėse, taip čia irgi nefilmuojant, gal galima pasakyti, kad sėdėjom barelyje naktiniam tokiam su vietiniais egiptiečiais, juokavom prie alaus. Ryt revoliucija. Ryt išeiginė, nes buvo išeiginė diena, policijos diena. Ir mes su kolege, irgi Lietuvė, nuėjome į Tahryrą ir ten nieko nevyksta. Nieko nevyksta. Koks apmaudas, iš tikrųjų teisūs tie egiptiečiai. Bet mes atėjom po poros valandų ir labai neužtruko, kol gavome pirmųjų ašarinių dujų. Ir tada matyti, va čia aš kažkaip apsisprendžiau, kad vis tiek, Lietuvoje įvykiai yra A, o B, Egipte, čia ne mano revoliucija. Ir aš pasišalinau. Po 3 dienų aš turėjau tiesiog natūraliai bilietą jau išvykti, tai aš toliau ir nemačiau tų įvykių. Bet sakysim, toje pačioje pradžioje Jungtinės valstijos tai laikėsi labai, kaip čia pavadinti, santūriai, jeigu toks žodis čia galėtų tikti. Ir prisiminkime tuo metu buvusi valstybės sekretorė Hillary Clinton pasakė, mes pasitikime Egipto vyriausybę, mes manome, kad jie elgsis protingai ir viskas čia išsispręs, žodžiu. Supras, kad žmonės jį gali išeiti gatvės pastovėti, jie pastovės dieną, 2, 3, paskui jie išeis ir tada jau atitinkamai. Kadafio atžvilgiu jinai buvo visiškai nesantūri. Jo, bet ten nebuvo kas kita, nes vis dėlto, kaip bebūtų, Libija jau buvo suskilusi, vis dėlto Benghazis jau buvo atsiskyręs nuo Tripolitanijos, taip sakyti, ir tada jau ten jau buvo kariniai veiksmai, kurie, išprovokavo, Egipte to nebuvo. Ir be to čia vėliau vis dėlto šiaip ar taip čia sausis, o mes šnekame apie kovą praktiškai, tai šiek tiek aišku kito tą poziciją. Bet aš sakau, kuriuo momentu tą poziciją pagauti, nes Tuniso atveju, tai Jungtinės valstijos akivaizdu, kad visiškai jiems buvo, kaip čia gražų akademišką žodį pavartojęs, visiškai neaktualu, kas tenais vyko, tai buvo traktuojama kaip Prancūzijos interesų laukas, jeigu prancūzai aiškinasi, prancūzai irgi, akivaizdu, matom, pražiopsojo ir įvyko kaip įvyko. Rezultatas turbūt Tunise šiuo atveju nėra toks blogas, kokio arba reikėtų bijoti, arba kažkaip, atitinkamai vėlgi jį dabar įsprausti į kažkokią nesėkmės istoriją turbūt neišeitų. Bet visur kitur aš sutinku, dėja, o bet tačiau. Tai nėra tos sėkmės ir tokios valstybės kaip Jemenas jau ir šiaip vos kvėpavo, dabar jų nebėra. Kada vyksta turistinės kelionės į Jemeną? Aš norėčiau tikėti, kad turistinės kelionės tikrai gali vykti visur, bet tai yra jau amerikiečių pamiršusių kokių nors įmonių, nes aš pamenu Afganistane tokių kelionių, tai per visą šitą karą, galbūt Talibanas neįsileisdavo, bet dabar po Talibano nuvertimo amerikiečiai tas ekstremales keliones organizuoja, uždeda tau lemenį šalmą ir tu ten bėgioji, sako, va ten Talibanas, žiek šaus.
Tokių pilna, bet čia yra realus dalykas, adrenalino tau trūksta. Tai tas yra. Tai kad gali tokie gali būti dalykai Jemene, aš tikiu. Kur ten dabar cholera? Ten. Kas užsirašo, kas važiuoja? Aš taip tiesiai šviesiai pasakysiu, taip apmaudu, aš taip gailiuosi, kad kai buvo galimybė nuvažiuoti į Jemeną, turiu galvoje ne tai, kad galimybė kažkas man pasiūlė, bet kad atrodė, kad ten pakankamai ramu, aš kažkaip nesusikaupiau, bet ir finansai vis dėlto. Ir dabar viskas. Sirijoje aš 3 kartus buvau ir man gaila tų žmonių, kurie jau neturės tos galimybės ten nuvykti, bet aš bent jau spėjau. Tai tam tikrą prasme kaip tokia kaip reklama galiu padaryti. Važiuokit visur, kur galima nuvažiuoti, nes aš bijau, kad... Bet laikų spėkite išsprūkti. Ne, tai savo ruoštų, žinoma, nepatekti ten, bet tiesiog aš netikiu tais projektais, kaip, pavyzdžiui, vardu Saudo Arabija, aš bijau, kad Pakistanas jau praktiškai yra labai arti dezintegracijos ir pilietinio karo. Tai dar dabar galima, aišku, apsauga ir visa kita, bet dar galima važiuoti. Pakistanas su savo atominė bomba. Čia toks, kaip sakykim, šalutinis dalykas, labiau žiūriu, kaip jie išsivaikščios. Tai kaip jie ten gentimis ar kas ten? Pradėkime nuo to, kad Pakistano visuomenė yra sudaryta iš 2 savo prigimtimi labai skirtingų dalių. Pirma yra žmonės, kurie, ne prasme dabar, bet žmonės, kurie visą laiką ten gyveno, puštūnai bus tarp jų, jie gyveno, tiesiog tapo to Pakistano dalis. Ir gausybė žmonių, kurie dabar jau šiuo laiku yra palikuonis žmonių, kurie turėjo pabėgti iš tai, kas liko Indija. Ir šia prasme yra, jie vadinami muhadžirun, tie imigrantai, ir jų statusas yra kiek kitoks. Ten, sakykime, puštūnai, kurie gali atsekti ten 15 kartų, aš čia gyvenau, o čia žmonės atvažiavo, vienas iš vieno kaimo, kitas iš kito, kažkur nutolusiu, ir jie turėjo atkurti kažkokią tą tapatybę, kas jie tokie yra, nes Pakistanas buvo kuriamas kaip Indijos musulmonų. Bet vis tiek de facto yra skirtingas. Tada yra lingvistinis momentas, sindžiai, balučiai, puštūnai, jie nieko bendro neturi lingvistiškai. Jų kalbos yra absoliučiai skirtingos. Jų, galim sakyti, subkultūrinės gyvensenos formos yra skirtingos, bet jos yra labai skirtingos. Balučiai ir puštūnai yra, ir pagal drabužius iškart gali pasakyti, bet jie iš visiškai kitaip gyvena. Ir aišku, pridėkime gentiniai dalykai, puštūnai, kurie turi savo gentinės konfederacijos, kurios pirmiausia viduje, jeigu taip pavartot vėlgi ne musulmonišką žodį, nemokslišką žodį, razborkėmis užsiminėja, o paskui tada visų kitų atžvilgių. Ir plius, aišku, Pakistanas labai panašiai, kaip ir ta pati Turkija ar Iranas, yra labai suskilęs visuomenė, kur yra labai progresyvi, sakysim, vakarietiška dalis ir kur yra labai regresyvi. Tai tuos papjaustai ir gauni, kad nėra valstybės ten. O 200 milijonų žmonių yra. Ir atominė bomba. Ir tą dar kažkokį šiandien turi. Tai aš sakyčiau, ir savo kariūnam dabar Vakaro akademijoje dėstu, sakau, žmonės, ruoškitės, turbūt ten vaduoti reikės. Ką? Pakistaną vaduoti. Mes vis vaduojame. Iraką vaduojame. Tai aš neatmetu galimybės, jie kada nors, kai bus galbūt pulkininkai, čia aš nesakau, kad kitais metais, bet kad kurią nors iš tų kalbų, urdu, aišku, kaip ta jau, sakykime, oficiali bendra kalba, jau ją galima mokintis. Bet čia taip jau žiūrint, tų vadavimų bus tol, kol egzistuoja tiesios valstybių ribos. Ir kai jos baigsis, aš manau, irgi dar galima vaduoti. Jo, bet dabar, kai tas, kas egzistuoja artimuosiuose rytuose ir šitoje ir Afrikoje, tai... Aš irgi sutikčiau su tokia nuostata, kad ir sakiau, kad kariūnam gera profesija, kariškiam, turėsi darbo. Tai galima klausimą, iš kitos operos, dėl kariūnų. Jūs iš tikrųjų neprimetat niekam savo nuomonės ir bandot abejoti ir to. Dėl kariūnų, kaip čia taip gaunasi, kad jie paskui ir šitais visais aspektais, kai tik tais pabaigia ir išeina, kad ir po jūsų mokslo jau tokie, kaip čia pasakyti, vienmačiai pasidaro, gerai pasakė, čia su šitas, su ranteliu. Sakyčiau, kaip čia taip gaunasi? Čia gal iššūkis yra tame, kad... Ar tai blogai iš jos matau? Ne, aš sakyčiau, kad čia yra ganėtinai unikali aukštoji mokykla, ta prasme, kad joje mėginama suderinti 2 pradus - amatą ir aukštąjį mokslą. Yra mokyklos, kurios yra būtent amato mokyklos, nesvarbu, kuo geriausių amatų, ar tai bus dizaineriai, ar tai bus kalviai, viskas gerai, žmonės amato mokosi, baigia ir dirba. Yra universitetai, kurie ruošia, nesvarbu, ką jau jie ruošia. Čia yra aukštoji mokykla, kuri viena dimensija yra
amatas, kita yra aukštasis mokslas. 24 tos pačios valandos paroje. Ir yra tas akivaizdus stumdymasis tarp šitų dviejų dalykų. Ar tu esi amatininkas, žinantis, kaip sakote, labai konkrečiai, ar tu esi platesnį išsilavinimą turintis žmogus. Ir tiesiog ir dėl laiko, ir dėl tų dviejų besivaržančių pradų. To, kol kas taip nepavyksta suderinti, gauti rezultatą, kad tai būtų ir profesionalus amatininkas, prie kurio net prikiši, nes amatais išmano, o kartu būtų išsilavinęs žmogus. Tai dabar naujas atėjęs akademijos viršininkas, naujas senas, Vaičiūnas, jisai bandys truputėlį, ir kaip aš suprantu, išties iš pamatų tą sistemą keisti, kur galbūt tas platesnis išsilavinimas, tas universitetinis gaus daugiau dėmesio, taip sakant, pirmiausia iš vadovybės, o tada struktūriškai žiūrint ir iki pačių jau kariūnų, kurie supras, kad yra ir ta prasme, nes reikia pripažinti, kad vis dėlto jie didžiąją dalimi kankinasi tose universitetiniuose moksluose, nes jie supranta, kad jie yra... Jie gyvenimą matė. Jie žino, ką jiems reikės daryti, reikia išmokti tą įvaldyti. Ir ypač tie periferiniai tokie dalykai, kur tu nematai, kaip tu galėsi panaudoti, tas, atitinkamai jos taip nuteikia. Aš turėjau čia tokią vieną įdomią situaciją, kai Čekšeranė tenais irgi valgykloje sėdim, mes valgome, reiškia, Afganistane, ir prie manęs prieina vienas ir sako, dėstytojau, tada, kai jūs dėstėt, galvoju, islamai, musulmonai, ką man čia to reikia? Sakau, dabar va, sėdžiu Afganistane ir jau to man reikia. Tai tas kažkaip paskui galiausiai gali kažkaip atgaminti, galbūt panaudoti, bet tuo metu, tai taip atrodo, ką čia to man reikia. Ir šiaip ta sistema yra tokia padaryta, kad vis tiek to akcentų labai daug yra, tų pratybų ir taip toliau. Mokslai išties dažnai nukenčia, nes tiesiog žmonės ar poligoną, žodžiu, tokie, tas amatas ir atitinkamai ir tas platesnis išsilavinimas, labai sunkiai suderinami laikė. Jie turėtų, pavyzdžiui, bakalauro studijas, kaip pavyzdys, 5 metus. Sakyt, ištempta, jau kur išties ir tą amatą savo galėtų, ir universitetinės studijas. Galbūt tas rezultatas, bet kai yra į 3,5, dabar jie tiek turi sugrūstą. Turi kažkas 3,5? Taip. Ir turi kažkas kentėti. Ir būtų blogai, jeigu kentėtų amatas. Nes jeigu karininką paleidai, kuris... Jis ant 3 metų bakalauro. Taip, dabar yra 3,5. Bakalauras karo akademijoje. Bet yra jis ir kitur stums. Taip, čia yra tas... Tokia... Tai yra degradacija. Taip. Nieko nepadaryti. Debilizacija. Ką, ačiū labai. Malonu. Ačiū. Man tada dėkui už klausimus. Taip. Ir reikia tikėtis, kad tai ne paskutinis kartas. Tai kaip ir sutarėm, kad tų temų atsiras. Vieną, reiškia, kitą aspektą, sakysim, pavyzdžiui, tą pačią Libiją. Visiškai periferiškai, aš manau, kad tai yra labai įdomus atvejis ir apskritai kalbant plačiau apie Afriką. Tai čia rudenį turėsim pokalbį. Tai čia šiuo atveju, kaip pamatysite. Gal įvyks, žinom. Nebijot, čia visokių, ir taip pačiu Libijoje aplinkui visokių gali pokštų būti, tai čia galbūt temų gali naujų atsirasti iš ties. Ta pati Khilafos valstybė, jeigu iš ties iki rudens, aš taip sunkiai įsivaizduoju, bet galbūt ar amerikiečiai, ar kas net taip svarbu, imtųsi ir iš ties išvalytų Raką. Tai būtų nauja tema, nes migracijos banga iš Sirijos kokia būtų. Nes žiūrėkite, dabar Khilafos valstybėje gyveno iki 10 milijonų žmonių. Sakykime, kad kokie 2 milijonai tikrai nenorėjo ten gyventi, bet kažkaip niekaip nepavyko pabėgti. Nors Khilafos valstybė turėjo atviras sienas. Išleido visus, kas norėjo. Dabar jau taip nebėra, bet sakykime tuo metu. Tai mes kalbame apie žmonės, kurie arba šiaip nesusimastė liko joje ir tapo jos piliečiais, o dabar atėjusius, sakysim, iš Bagdado šiitų draugovio akimis yra kolaborantai, nors žmogus visiškai nieko, čia gyveno savo kažkaip, vairuotojas, taksistas buvo kaime. Bet dalis jų nebejotinai labai džiaugiasi tvarka, kurią pasiūlė Khilafos valstybė. Nes buvo šiokia tokia tvarka, kurios jau 10 metų nebuvo. Ir dabar šitie žmonės praranda ir saugumą, tokį asmeninį, ir, apskritai viziją, nes jie nesitapatina su, sakysim, Bagdado siūloma Irako vizija. Tai migracijos banga po Mosulo dabar žlugimo, po to po Rakos, bet jau tada būtų visos, reiškia, valstybės. Tai galiu beveik iš 5 eurų, tai drąsiai gal iš 10 galiu lažintis, kad 1 milijonų į Europą tikrai pasiūstų. Tai mes sakom, kaip gerai, kad ta islamo valstybė sužlugdytų, nes, tada kažkaip, ginai blogai yra. Čia bet B yra, kad ten yra daugybė žmonių, kurie, tiesiog gausis
kad arba jie išties labai sąmoningai su jie tapatinasi, arba jie tiesiog bus apkaltinti tuo, nes mes matome, kad dabar tos kaimelius aplink Mosulą, kur užima, iš karto žmonės į lauko teismą, vyrai, jūs esate kovotojai. Nu kaip tu atsimintume kovotojas? Tiesiog, šiaip procesas yra labai. Tai va, tai maža kas čia nutiks, ką žinau. Ir šitam fronte. Ir tarp tų poros milijonų potencialių teroristų. Tai žinoma, nusivylusių. Ir taip aš visiškai sutinku, nes gali būti žmogus, jisai buvo eilinis taksistas Mosule, na kažkokia tvarka buvo, jam visai priimtina buvo, ten, jo neerzino kažkokie ten karimai ar rankų kapojimai, jis mano, kad svarbu, kad iš manęs nieks nevagia, aš paliku neužrakintą automobilį, išeinu mėgoti, pareinu, viskas gerai, nes vagi pagautų būt nukirti ranką, aš pats nevagiu, viskas man labai gerai. Ateina išvaduotojai ir supranti, kad palauk. Čia ne. Bet gal kam aš čia dabar turiu padėkoti, ne? Ir tada, jo, eilinis taksistas gali sakyti viskas, nu aš nebematau jokios prasmės. Tai to aš matyčiau, žinai, taip susiskandalinti ir vien tik tai bus ir visi čia tokie, tai nu, taip nereikia, aišku, vulgarinti, bet kad to nusivylimo banga, kuri gali atskirais atvejais vainikuotis ir tokiais desperatiškais judesiais, tai tikrai taip. Tikrai taip. Net nėra abejonių. Ką daro specialiosios agentūros, institucijos, nu čia jų darbas, ką jie užtikrina. Tiesa, Vokietijoje vienas vyresnysis leitenantas, vokietis, apsimetė sirų pabėgėlių ir laisvai gavo pabėgėlio statusą. Nors nekalbėjo nė žodžio arabiškai. Nė žodžio arabiškai. Ir planavo nužudyti prezidentą Vokietijos, ministrų porą, reiškia žemės pirmininką. Ir tai pasirodė, kad, nu, žodžiu, prašau, gali daryti, ką nori. Reiškia, vyresnis leitenantas. Ne, tai jau dabar, tai jau čia pastarą savaitę jos vis pagraibo, čia jau naujų iškasė, nu, karininkas. Vokietis. Taip? Vokietis, jo. Apsimetė prancūzų, kadangi jis mokėsi Prancūzijoje tam koledže. Aš sako, nei žodžio nemoku vokiškai, porą žodžių moku arabiškai, o šiaip aš prancūziškai, reiškia. Ir tas vertėjas nepastebėjo, kad čia, jis pasakė, kad jis yra krikščionis, Davidas Benjaminas atrodo, reiškia, bet ten didžiulis skandalas Vokietijoje. Kur ten, aišku, tai žinai, jokingiau negali būti, atrodo. Žodžiu, tų mūsų perspektyvoje bus vienokio kitokio įdomių dalykų, nebūtinai. Taip, bus įdomus dalykas. Tai dar sėkiai dėkui jums. Ačiū. Gerų dienų.